Vienu žodžiu, vėluojam, visur vėluojam. Pusę valandos praradom, kol radom įvažiuoti tą Dainų slėnį. Visur atsiliekam, toj bus briefingas ir už 3 minučių mes dar technikiniam. Tai kažkaip spėsim gal. Dar padangas reikia pasikeisti siauresnės ir dar reduktorių reikia pasikeisti aštresnį. Tai kažkaip. Nu, geriau taip, žinai. Būtų geriau taip, o ne 91. Tai užsiregistruok. Dėl ko tai padarėm? Dėl to, kad dėjom M16 diametro varžtą, nes važiavom su M12 originaliu ir jiem būna, kad lūžta varžtas. Tai man Panevėžyje ir buvo, kad nulūžo varžtas, krito reduktorių žemyn, palaužė kardano granatą ir subirėjo kardano granata. Tai gavosi taip, kad į top trim 2 atsistojau ir nebepradėjau važiuoti. Tai kad to išvengti, pastiprinom tą vietą. Tai patarė yra kustomas. Pradžioje jūs turite į mažą kampą pasistatyti ir tai daryti kuo anksčiau. Kuo vėliau padarysite kuo didesnį kampą, niekaip nedatrauksit pirmo klipo. Visa užduotis šiandien tiesiog bus datraukti idealiai pirmą klipą. Mažas kampas kuo anksčiau ir tada didini radiusą į patį galą. Tai reiškia, realiai vos pasistatei, spaudi dugną ir šveiti, kad būtų už klipo. O subinę kur turėjai? Taip? O subinę kada turėjai? Iki kūgę ar už kūgę? Už kūgę. Nes jeigu žiūrėsi tiesiai į kūgį, tai visą laiką prieš jį ir išvažiuosi iš klipą. Nepaimsi klipą. Gerai. O tenais persispirt su mandžiu, tai pasistatymą daryti. Persispirt negali, nes persispirimas ta svies į kairę pusę, į išorą. O tau reikia be jokios inercijos pasistatyti ir kad mašina jokiais būdais neslystų į kairę pusę. Tiesiog dešinėje. Nes tavo gaunasi lankas turi būti toks. Aha. Tai jeigu tu pasistatysi nuo mandžio, tu iššoksi ir daugiau. Ir tada greičio prarasi. O čia vedom reikia? Tai išorė reikia. Šiaip čia klipo nematau, anksčiau čia būdavo klipas. Pagal idėją turėtų būti pasistatymas, išorinis klipas čia. Ne ten, ne? Ten grįžtamas klipas, ne men. Ar darom normalų, maksimalų sukibimą, kad čia būčiau greitas, ar pučiam daugiau barų ir prisitaikom prie liaudės? Aš tai sakyčiau, pradedam nuo nekibios mašinos ir tada grįžtam į kibumą. Tai kai tu nekibaus, su mažai sukibimo, kai suvažiuosi visus klipus, tada galim leisti leikti. Dabar yra kiečiausias amortizacija parinkta kiečiausia? Tai reikia paminkšti, nes čia bus ta aikštelė, tai čia reikia, kad greitai mašina darytų dalykus ir turėtų visą laiką sukibimų. Bet čia irgi žiūrėsim. Reikės nueiti pasižiūrėti, kokį viduriuką gerą parinksim ir tada žiūrėsim, atsispirsim. Nes barai pas mane pagrindė 1-2, kiek čia tada daromės? 1-2 kovinis? Tai pusantro galim pasidaryti 1-7 kokius. Kaip Panevėžyje darom važiavimus ar biškę prisišaudom. Ne, visą laiką pilną tafkę žysim. Turbūt viskas gerai.
Labai slidu. Aha. Tiek slidu, kad belekai. Tai kad nežinau, pas jį minkščiausias čia. Ne. Kiečiausi iš Rygos kiečiausi padaryti. Ką žinau, pravažiavom porą važiavimų, kaip ir viskas gaunas, nežinau, ką pasakys spoteris. Šiaip trasą kaip ir visą pavyko praslysti, laukiam pastabų ir bandysim ištaisyti savo klaidas. Pusės laikaisi ir ten konusėliai yra, tai tau realiai reikia palei tos konusėlius praslyst kuo arčiau. Šiaip daugiau kaip. Visa kita, zaibys, jungi, viskas jungi. Toliau, principė, dabar tikslas yra, kad pasistatymą plius minus išmoktum, toliau jau pereisime visą trasos jungimą. ką, treniruotės gerai, ką nelyja iš tikrųjų, pasisekė su oru, tai visai neblogai tvarkomės, bet daug stiprių varžovų iš tikrųjų visi pasikaustė, visi užsibombinę, tai yra reikalų. O kiek yra slėgė? 1,8. Daryk 1,5. Simai, dabar yra 1,8, darom 1,5, ane? Aš sakau, kad man labai slidu buvo, paskui myli važiuoju ir tiesiog matau, kad tolstu, nesąmonę, konkrečiai užsimuilinu.
Mūsų mažutė atlaikė pirmą treniruočių sesiją. Simas liepė įsidėti 3.07 redukciją, o važiavom su 2.93. Tai kad temputė būtų maksimaliai aukščiausiuose sūkiuose, tai leidžia mašinai taip tampytis ant aukščiausių apsukų, nenukrenta į žemą diapazoną, neprarandu galios. Iš tikrųjų labai smagiai vairuojasi, mano stiliaus trasa, aikštelė su daug persimetimų, šalia blokų, ta prasme, man labai patinka. Labai gerai. Gerų porinių labai neturėjau, nes tai atsistoju prieš labai greitą su semi-pro padanga arba atsistoju prieš labai lietą. Tai tokių nebuvo visiškai gerų kovų, bet dar bus. Šiaip labai patenkintas, oras geras, gera gamta, graži vieta, daug dalyvių, viskas liuks. Palikai tą blokus veikus. Girdi, kam mechaninę zoną vežamės, ne, jeigu nebus ką tvarkyti. Viskas, jau skambino iš viešbučio, sakė, alaus nupirko, picų užsakė, lauk mūsų. Labai gerai. Kaip trenkė? Gera. Super. Labai, mano trasa. Ta prasme, čia man gerai, kol nepalijo. Jeigu palis, užsidėsiu lapą ant galvos, kai grįps ir viskas. Čia tik smulkmenas, o kas rytoj bus? Kas rytoj bus? Nebus bet bus stipru. Nu ką, turėjom šiandien treniruočių dieną, tai ganėtinai neblogai viskas sekėsi, viską įvykdėm, viską padarėm. Kai visą laiką kompaktų vėlų pamažinam užpakalį, pametėm bumperį, palėtėm blokus, bet be jokių didesnių nuostolių, tai vėl mechanikas turėjo biškį šiek tiek ką paveikti, vėl buferį pritvirtins, uždės. Buferis, kai katinas turi belekiek gyvybių, tai tiek, o rytoj antras Lietuvos Street lygos drifto čempionatas. Leisim kiek eina. Kaip seksis, pamatysit rytoj. Sveiki. Labas rytas visiems. Esame Alytuje, Street lygos čempionate, antras etapas, taip? Jo. Naktis tokia, sakykime, truputį bemiegė, nes Simonas per naktis pasirodo šneka, tai ties 3-4 nakties derina reikalus per sapnus, tai teko šiek tiek paprakaituoti, kol užmigau. O šiaip viskas gerai, išsimegom, iš tikrųjų viskas liuks, pasiruošę, mašinos paruoštos, reduktorius atitaikytas trasai, kaip ir viskas gerai. Vakarė dar persižiūrėjom N kartų video. Išanalizavom savo klaidas, kad šiandieną būtume pasiruošę maksimaliai, tai žiūrėsim, kaip seksis. Ko norės teisėjai iš mūsų visų, kažkokias vis tiek užduotis užduos kitas, tai matysime po briefingo, ar labai keisis, ką vakar treniravomės, ar plius minus viskas bus panašiai, ką darėme. Tikimės geriausia, o kai bus, pamatysim. O geriausia tai kas, ką mašinos sveikas būtų? Nu jo, kad mechanikas bent kartą varžybas pasižiūrėtų. Ja, tai va, matysime, kaip čia seksis. Labai siaurai važiuos, padarysim no-go zoną. Nes... ten dabar ryškina, bet... Šitas visas daiktas čia važiuoti nėra to.
pasirašyti. Gerai. Jo. Ir bus Alytaus varžybos įkelto, žinai, tai galėsit pasižiūrėti, kaip jūsų mieste siaučia. Jo, irgi ant lipdukų yra Drifoxe Šiauliai, pasižiūrėkit. Jo. Mes antrą drifterį ir folį. Nu, įliuks. Tai va, visą lipdukai užsiklijuokit. Nu ką, sekės iš tikrųjų gerai. Pirmam važiavau su 1.5 barais, tai apsisukau ant ledo. Vienu žodžiu, norėjau, kad sukibtų ir nesukibo. Tai sudegiau pirmų važiavimų treniruotėse. O daugiau antras, trečias ir ketvirtas vis geriau. Stipru. A, gerai? Stipru. Ką? Nu, gerai. Ledas. Tai jūs matot, aš tai žinai viduj. Man tai kitaip. Normaliai? Ja, viskas gerai. Greitis, viskas? Viskas yra greitis, dar kažką nežinau, kaip čia bus tai. Ką darysim? Reiks vėl vakarė kokteiliuką. Vakarienė gera. Pieno kokteilį vakarė išgeriam, proteino išgeriam, Arbatos vitaminų, ryte arbatos, va, visai gerai. Viskas puikiai. Jo, liuksas. Nu, Kiek komentarai? susitvarkykit racijas, visi. Tai pas mane viskas ledas. Būtinai racijas sutvarkykit, aš einu dar iki teisėjų pasišnekėti. Čia man pakomentuoti. Man tai viskas gerai, treniruotę sulėkėm, viskas ledas, įgėliai, pasidarėm to, ką reikia. Nežinau, dabar laukiam antros treniruočių sesijos. Manau, bus viskas gerai. Ir reikia ruoštis kvalifikacijai. Turėjom briefingą po pirmų treniruočių. Tai apie viską ir apie nieką, nežinau. Aš tai nieką nesupratau. Gal da per jaunas, gal da patirties net. Važiuosiu, kaip gausis ir viskas. Teisėjai tarpusavį, manau, nesusišneka. Tai tiek. Pasiskolinau iš Benevičius paspirtuką, reikia kalną atkilti, sakau, kodėl jam nekilus, sakau, dėl jo pilvas, žinai, žiūriu, kad ir pas patį pils nemažas, irgi į kalną nekilu. Tai jo. Nemačiau paskutinę, norėtos dar daugiau sukibimą. Dar daugiau sukibimą, bet tau gali padangą montuoti. Nu ką, baigęs mūsų treniruotės, prasidės išgyvenimas, bus kvalifikacija, 2 važiavimai tiek man, tiek Simonui. Treniruotės, nu taip, sakykime, kokie 70% gerai viskas. Mašina iš tikrųjų traukia gerai, sukibimo turiu, šiaip norėčiau dar daugiau, bet ar čia reikia to, nežinau, tai nieko nebekeisime, važiuosime su 1 baru. Tai gan gerai jau, nes pradėjom nuo 1.5 baro. Kaip tau? Ką žinau, man viskas kaip ir normaliai. Spardau sankabą, pučiu slėgį, atvirkščiai negu Audrius. Ir viskas. Nežinau, treniruotėse viskas tvarkoj. Jokių nesąmonių kaip ir neprisidarė, mašinas sveikas. Tai laukiam kvalifikacijos, žiūrėsim kaip seksis. Aš prisidariau nesąmonių, padangų neįsidėjau R17, o įsidėjau R18. Tai ėjau 2 padangas skolintis iš kitur. Tai va taip, o padangų turim pilną kalną namie. Būna. Nu, yra kaip yra. Nu kaip semai. Taip kažkaip nežinau. A gerai tau? Ką? Gerai? Reiškiam, per tvirtingumas ir viską, kad jeigu jau betonus paimsim, kad buferį liktų vietoje, nepervažiuočiau. Pirm startuoju iš visų dalyvių, nes gavau pirmą numerį startinį. Manau, viskas bus gerai. Plans yra praeit kvalifikaciją, o kai bus, pamatysim netolimoje ateityje.
O dabar Simonas Čyvas iš Drift Foxes Šiauliai važiuoja savo antrąjį važiavimą. Čia arti bloko labai geras pirmasis pasistatymas, kol kas viskas čia gerai, šiokių tokių matau, kad ir sankabos spardinimų tikrai galima pastebėti čia, šiokių tokių korekcijų, šiek tiek prisitaupė, jau buvo pakankamai arti betoninių atitvarų čia Simonas Čyvas. Nemažai korekcijų daro kol kas Simonas Čyvas. Beje, priminsiu, drifte labai svarbu tas sklandumas ir akceleratorius iki pat galo. Kuo daugiau. Dėkojame Capital.com, Zestino padangom, Movie Wheels, Kramo pastolių nuomai, skardos sprendimams, IRP Performance, Likvimoliai ir Alytaus miesto savivaldybei. Tęsime mūsų kvalifikaciją, o čia Audrius Kasparas, startavęs praeitą sezoną, gerokai patobulėjęs, tikriausia M3 E46 bolidas. Labai gražus diapazonas iš duslintuvo, labai gražiai susidėlioja Audrius Kasparo važiavimas ir wow, Drift Foxes Šiauliai akivaizdžiai panašu, kad o tuo tarpu Audrius Kasparas surinkęs taip pat 80 taškų, dabar pretenduos į galbūt galimai aukštesnės pozicijas. Audrius Kasparas, geras pasistatymas nuodugniai iki... aukoja galinę automobilio dalį, tačiau tęsi toliau driftą, kvalifikacija jam dar tikrai nėra baigta, didelių nuostolių kol kas nepatyrė jo automobilis, tęsia jis į driftą, įvažiuoja į įskaitinės clipping zonas, kol kas atrodo visiškai fantastiškai, kaip iš Terminatorių serijos nenužudomai. Audrius Kasparas čia daro klaidą ir bus dėja, bet nulis. Audrius Kasparas, wow, koks pasirodymas, publika, jūs turite atsistoti ir papločiam žmogui ir nusilenkti. Audrius Kasparas padaro. Ką tik baigęs kvalifikacinį važiavimą man ir Simonui. Kaip tau, Simonui, sekėsi? Man tai gerai, 78 taškus surinkau, tai iš tikrųjų labai gerai, susivažiavo, viską įvykdžiau, tai tikimės patekti top 3-2. O aš surinkau pirmo važiavimo 82, tai taip, sakykime, nebuvau užtikrintas, labai slidinėjo padanga ir neturėjau to sukibimo tokio gero, nes šalta padanga buvo, tai jutau, kad negaliu rizikuoti niekur, tai tokį gan saugų suvažiavau. O antrų važiavimų tai jau leidau norėjau ant kokių 90, tai va pirmam clipping zonoj paliečiau blokus, dužo lempa, skilo buferis, pakilo dangtis, lūžo laikikliai, bet mes turim vaistų, tai turim izoliacijos. Viskas su izoliacija susitvarko, tai užkliuosim daug izoliacijos, pilkos ir niekas nepastebės. Va, sveikinu, nugalėjus mane per kvalifikaciją, įtikiu tau dovaną. Gavau dovanų iš komandos draugą, va kaip tik Nano Grey spalvytė, viskas tinka, tai užkliuosim, niekas nepastebės. Mano mechanikai. Gavom poras, belia kiek žmonių galėjo, bet ką gauti, tai aš su juo, jis su manim važiuoju. Taip jau gavosi. Nu jo. O kaip su spoteriu dabar ką? O ką darom su spoteriavimu dabar? Davai, pamąstau. O ką, kaip sakomas, vakar miegojom su Simonu vienoj lovoj viešbuty, tai šiandien sukrito ir poros kartu važiuoti kvalifitam jau top 3-2, tai dabar turim tyliai ramiai apsigalvoti planą, nes poteris negali nei jam, nei man kažko patarti. Tai dabar mano planas yra toks, kad 0,8 baro ant šalto, o 1 baras ant karšto padangos, tai turėti daug didesnį sukibimą negu jisai ir atitrūkti starte. O atitrūkus starte, vienu žodžiu, jis bandys mane gaudyti, aš bandysiu bėgti. Tai aš dabar gausiu skačiaisiais, ne? Tai taip iškrito kortos, kad su komandos draugu Audrium važiuosim top 3-2. Iš realiai šiam 9 dalyvių turėjo būtinai mums pakristi, kad mes dviese važiuotume. Tai kadangi pas Audrių yra 2 kartus galingesnė mašina ir jisai top 3-2 lydins, aš čeisinsiu, tai reiks stengtis kuo mažesnių kampų, laukti jo klaidos, kad kažkur kažką užsisuktų, užsistabdytų, užsikampintų, tada aš galėsiu tvirtėti, pavyks taip jam įrengti. O
lydą tai jau maksimalią tapkę numinsiu ir jau nežinau, kai bus, tai bus. Tikiuosi, kad bus viskas gerai, nes jeigu bus man blogai, tai iš paskas ir jam blogai. Ir suvažiuot gražų lydą. Tai va, jeigu suvažiuosiu gražų lydą, jisai manęs nepavys su 2 barais, tai bus super. O po to, kai čeisinsiu, bandysiu, turint daugiau sukibimo, remti duris ir išlaikyti gražų porinį. Tai va, toks mano planas. Nereik racijos. Vis tiek spoteris nieko nesakys, nereik racijos, ar ne? Šiandien spėdavo įspūdžiai Audrius Paskaras. Puikus atmosferinis variklis. Simonas Čiūnas keliauja į top. O ką seniau? Nežinau, žinok, per plačiai parėjau ir įtraukė į blokus. Ir tik tais šikną biškį ir šikną pagavau ir priekį, žinai. Tai dabar turėsim keltis važiuoklę, nes vairs taip, žinai, iš šono. Tik buvo sukrauta mikrė jau giliai, tai reiks viską imti laukan. Och, tu velnis, nu nieko, ką darysi. Galėjo be krešų būt, žinai, būtume variai, žinai, pasėdėti. O dabar turėsim tvarkyti, nes rytoj varžybos. Ką, man? Nežinau, taip. Kaip iš galo buvo tau? Gerai, ką žinau, iš galo viskas gerai. Tokį, žinai, starčiuką atidirbau, po to jau pabiški tolai, žinai. Man taip labai stebuklingai sukibimo nebuvo, kaip tikėjaus, kad bus prikibus, iš tikrųjų galėjo geriau kibti, bet, nu taip, pusėtinai. Nežinau, pasižiūrėsim video, kaip važiavosi. Tai pralaimėjom top 16 kovą. Čeisą suvažiavau tikrai nepriekaištingai šalia varžovo. Viską kaip ir iš tikrųjų atkartojau jo veiksmus. O lydė, prisidariau klaidų. Ir viskas. Nepabėgu nuo varžovo. Yra kaip yra. Laukiam kitų varžybų. Ką dar turim pasiruošti?
šiandienai susiklijuoti buferius, iškeliampo laikiklius pasitvarkyti, sparną pasiklijuoti ir padangėlę susidėti semislikus. Bandysim gazuoti. Miego norisi, bet kažkaip įsiblaškysim su kavyte. Bus gerai. Čia mūsų organizatorius Alekna nusiteikęs šiandien kovingai, susitvarkė automobilį, nes vakar išlūžo varžtai, tai nebaigė Street lygos etapo. Šiandien gazuos semi-pro, tai nori daug gazuoti, su savo galinga mašina nepavyko, nes kažkas ten nedadaryta, tai važiuoja su daug silpnesnė, bet suvažiuos. Studijuojam, kad teisėjai rašo, kaip statytis, kai važiavime. Pravažiavom 3 treniruočių sesijas. Aš žinau, labai stiprus varžovai. Sekas, aš žinau, kaip ir vakar viskas tvarkoja, tai lauksim antros treniruočių sesijos ir lėksim į kvalifikaciją. Mes turim, kad žinotume, buvo 2,5, kiek dabar turim slėgio. Šiaip sunku važiuoti, žymiai didesnis sukibimas, tai visiškai kitaip negu vakar, tai turiu daug drąsiau leisti mašiną link blokų. Dabar jau kaip ir pasigerinom, bet dar nėra taip, kaip norėtume. Kiek turim? Turim 3 barus, klaidai 3 barus turim. Nieko nekeičiam. Čia pilnai, čia biškį siauriau stengiuos. Va čia norėtum, ką biškį užsileisčiau, tada šikna labiau švituoklė į tą įto, ne? Jo, bet tu turi ir prieš persimetimą dar čia didesnį kampą. Nedaug, bet vos, nes tu čia biškį... Tipo taip ir taip, ne? Jo, žiūrėk. Daryt varnelę, ne? Žiūrėk, va jau turėtum kažkur va nuo... Čia matai, tu jau pradedi biškį mažinti kampą. Jo. Dėl to, kad neišyt plačiai, žinai. Jo, bet tu čia turi palaikyti didesnį truputį kampą ir tada neišmest tavęs vis tiek plačiai taip. Čia biškį per daug tiesiog gazą, žinai, atsileidai. Aha. Ir karočią tada gausis automatiškai ir šitą, žinai, biškį didesnių kampų, nes čia toks, nu, jau čiut netiesi, žinai, pravažiavai tiesiog. O tą užbaigimas kaip, nu... Užbaigimas neblogai. Įlendau giliai. Jo, ten giliai įlendai, bet va dar sakau, norėtos iš plačiau, ne? Nes dabar gavo, žiūrėk, va, matai, čia toks be kampo ir tada bandai. Nu, nežinau, treniruotė iš tikrųjų šiandien sunkiai važiuojasi dėl to, kad kibesnė padanga, gal greitis didesnis ir reikia labiau leisti blokus tą mašiną. Tai iš tikrųjų po vakar tų tokių biškį ir blokų palietimų ir atsitrenkimų, po to remontų kažkaip atrodo nesinori vėl sudaužyti mašinos.
bet kitaip nesigauna, vis tiek turi leisti blokus ir ją pasitikėti. Tai, kaip sakau, neturi atleisti gazo ir tiesiog turi susikoncentruoti ir nuo blokų pabėgti, o nelaukti, kad link jų artėjai. Tai kažkaip bandėm atidirbti, paskutinį treniruočių važiavimą suvažiavome. Tikrųjų, gan gerai, šiek tiek vieną vietą pasitaisysim Wi-Fi'u ir bandysim kvalifikaciją suvažiuoti. Tai žinom, kaip suvažiuoti, o kaip gausis, ar ne bus stresas, ar nesugalvosiu pasitaupyti kažkur su mažesniu greičiu ateiti, pamatysime, nes jeigu tik tais greitis bus mažesnis, tai nesusirinksiu clipping pointų. Tai tiek. Čia Drift Fox Šiauliai, antrasis narys Audrius Kasparas. Gražus pasistatymas, nuo žalių gražių kampų Audrius Kasparas. Pasidėkime į pusę. Smagu, kad nenaudoja rankinio čia, pakankamai gerai gazas dugnas, šiaip labai gerą diapazoną palaiko Audrius Kasparas su M6 M3. Gražus garsas iš šio M modelio. Kas kitų važiavimų surinko daugiau taškų, tas ir yra aukštesnėje kategorijoje. Simonas Čyvas, Drift Fox Šiauliai. Šiandien taip pat išmėgina savo jėgas. Vakar buvo irgi pakankamai žavus. Beje, top 32 kovoje susitiko su Audriu Kasparu, savo komandos draugu, ir jį nugalėjo. Kita vertus, Audrius beje ir šiokių tokių kontaktų turėjo su betoniniais atitvarais. Balą, o dabar Audrius Kasparas. Stebime jį ir serga. Na tikrai, kai pravažiuoja pirmąjį važiavimą su nuliu, nebūna labai smagu važiuoti su didesnė įtampa per antrąjį važiavimą. Na, tikėkime, kad tai nenutiks Audriui Kasparui. Komandos atstovas. Na, o ką parodys jo komandos draugas, Audrius Kasparo komandos draugas Simonas Čyvas iš Drift Fox Šiauliai. Vakar sekėsi gerokai geriau negu jo komandos draugui. Žiūrėsim, ar šiandieną nenutiks taip, kad vėl per porinius važiavimus susitiks vienas su kitu. Manau, kad tikrai turėtų abu kvalifikuotis. Aišku, Audrius Kasparas yra didesnėje pavojų zonoje dabar. Na, o jo komandos draugas Simonas Čyvas panašu, kad Nu tai ką, pasibaigė mūsų kvalifikaciniai važiavimai. Teoriškai patekom, jaučiu. Patekom, jo. Nosis nukabintas. Jo, čia nestryts. Čia biškai aukštesni reikalavimai. Tai stiprus visi varžovai ir visa kita. Tai, svarbu praėjom į top 3-2. O iš kvalifikacinių važiavimų, tai pirmam važiavime blogas buvo pasistatymas, visa kita kaip ir daugiau plius minus normaliai, o antroji kvalifikaciniam važiavime tai buvo tokių minimalių klaidų ir paskutinį klipiną ir vos realiai lėčiau, ko pasiekoje gavau 65 taškus ir džiaugiuosi, kad užteka patekti top 3-2, tai dabar laukiam top 3-2 kovos ir žiūrėsim, kas toliau ten gausis. Nu ką, aš surinkau pirmo važiavimo 0, dėl to, kad iš tikrųjų pasistačiau ir paslydo priekis, pradėjo nešti blokus, pasidariau tokią mini korekciją, bet ir viskas tom pačiu ir sugriuvo, tai visur šiaip sau pravažiavau ir Wi-Fi'ui numušiau liktai skugiuką pasistatant finišę. O tada gavau 0, o antram važiavime pasistačiau gerai, šiek tiek padariau irgi klaidų, pasidariau Wi-Fi'ų geriau, užbaigimą geriau, bet žinom, kur suklydau, tai gavau 70. Norėjau bent 80 šiandieną gauti, bet iš tikrųjų visą dieną nesusitvarkiau su kibimu, su padangom. Nenorėjau daugiau pūsti padangų, nes jeigu sukrisim į top 3-2, sakykime, su geru varžovu ir važiuosiu su dideliu slėgiu, tai tiesiog aš ant drago iš vietos pralaimėsiu ir atsiliksiu keliais korpusais. Tai
vis tiek maksimumą gaudėme sukibimą ir stengiamės važiuoti semi-pro lygio greičiu. Tai šį kartą nelabai nusisekė, bet dar ne pabaiga, tai dar turėsim porinius, tai gal kažką trimsim, gal kažką nugalėsim, tai va, žiūrim, kas čia bus. Aš tai negaudžiu jokią sukibimą niekad, tiesiog. Ribą Dovydas išvažiuoja į top 16. Balčiūnas ir Čyvas ir... Oh my god, Simonas Čyvas. Apmaudus epizodas jam. Edvinas Balčiūnas kvalifikavosi 4. Jisai dabar be vargo važiuoja priekyje. Net nebejoju, kad spoteriai jam kaip tik dabar pasako suvažiuok ramiai ir tvarkingai. Niekas tavęs neseka, niekas tau negrasina iš paskos. Edvinas Balčiūnas, puikus jo pasirodymas ir kvalifikacijų dar pirmame etape. Čyvas priekyje, Balčiūnas iš paskos. Pasistatymas, Simonas kol kas važiuoja tvarkingai, Balčiūnas netgi labai kaip aš artėja prie Simono Čyvo. Geras Balčiūno greitis, šiaip gerai dominavo ir kvalifikacijoje, tiesiai į 10-tuką važiuoja Simonas Čyvas, bando surinkti kiek įmanoma daugiau taškų, važiuodamas priekyje, tačiau už agresiją ir už tai, kad apskritai ši kova įvyko, Balčiūnui reikėtų padėkoti ir dar kartelį pažiūrėkime šį epizodą. Taigi, kas laimėjo, Simonas Čyvas ar Edvinas Balčiūnas? Ponios ir ponai, manau, kad klausimų neturėtų kilti. 31 numeris Edvinas Balčiūnas keliauja į top 16. Simonui Čyvui. Ir mane susukars. Tai žodžiu, čia įsvažiavime pirmam top 3 poroj. Taip gavos, kad oponentas galėtai buvo per vietas, o aš didesnį greičio važiavau. Ir, tiesiog, taip gavos, kad atsitrenkiau jį ir susisukau. Ir viskas, o Lytą suvažiavau ganėtinai neblogai, viskas ten gerai gavos. Bet, čia įsakluo apie nieką. Iškritom top 3-2. Niekas gerai pasitreniruosim, o kitom varžybom geresnė situacija. Manau, kad... Aš irgi vienu žodžiu pirmą čeisinau, tai iš tikrųjų visai tvarkingai užčeisinau ir ties finišu už Wi-Fi'aus vėl eilinę vietą, kur man sudėtingiausia, vos nesusisukau kažkaip, užsigripino gal mašiną ir padariau didelę klaidą, tai to pasakoje ir pralaimėjau. O po to važiavau lyd važiavimą, tai iš tikrųjų gerai pravažiavau tą lyd važiavimą, atitrūkau stipriai, susirinkau klipius visus, tai iš tikrųjų kaip ir būtų turbūt vėliavos į mano pusę, bet kadangi čeise pabaigoje už Wi-Fi'aus vos neapsisukau ir tai nulėmė didžiulę klaidą ir pralaimėjimą, tai irgi nepakliuvau į top 16, likom top 3-2 abudu su Simonu. Biškai liūdna, norėjau šiandieną jau geriau suvažiuoti ir jau pripratau prie sukibimo, bet yra kaip yra. Tai va, abudu savaitgaliai, tiek vakar strytas, tiek šiandien semi-pro, tai praėjom kvalifikacijas abudu, tai jau yra gerai.
ir važiavom po vieną porinį, tai irgi neblogai. Norėjom daugiau sudalyvauti, tu 2 porinius. Jo, aš 2 porinius jau važiavau vakar streite. Aš tai galiu pasakyti taip, man rezultatas kol kas ten. Noriu susirinkti kuo daugiau patirties, kad kuo daugiau tobulėti. Man norėsi čiut geriau, iki kokių top 16, top 8 daryti ir žiūrėti, kas toliau, bet yra kaip yra. Tai treniruosimės vėl, dalyvausim kitose varžybose, vis tiek turi ateiti kažkada geresni laikai. Niekas, iki sekančių varžybų. Jo, iki sekančių. Technikos sveikos, o kas svarbiausia? Tas svarbiausia, jo technikos sveikos, realiai nusiplauti, išsivalyti, pasidaryti iš naujo suvedimus ir treniruotis. Tai va, susitiksim kitose varžybose.